ką, prasidėjo čia visos varžybas jau. Daug, realiai vėluoju, nes aš pats jau niekur nespėjau, tai nefilmavau, bet jau čia įsikūrė visi, jau ir su 1:8 pravažiavau, ir su benzinu pravažiavau. Žodžiu, daug įvykių, ir ratas nukrito man benzinui, ten sriega nebėra ant varžto, tai žodžiu, teko čia haltūrint, daryti ir nėra kada laiko, tai vad biški. Šitas video gali būti trumpesnis, tai dėl to, kad pats nespėjau niekur, tai kiek įmanoma tiek pafilmuosiu. Tuoj parodysiu trasą. Tai trasa, jinai niekom nepasikeitė, tik tais patvarkyta, duobės palygintos. Pati trasa, konfiguracija jos lygiai tokia pati. O taip tai ką, susirinko nemažai dalyvių. Bus įdomu, 1:5 nemažai dalyvių važiuoja. Aišku, kaip visą laiką. Pirmos varžybos, visi išsiilgė. Ten benzinų kraštas įsikūrė su benzininiais. Mes irgi su benzinais tik tai įsikūrėm prie savo klubo. Tai mes šitoj vietoj bazuojamės, tenais paskui yra kauniečiai, įsikūrė irgi iš RC klub Kaunas. Tai va. Kaip man seksis ir, nežinau, klubo nariam kaip seksis, tiesiog bandysiu pafilmuoti, parodyti ir matysim. Einam, pažiūrėsim savo startinės vietas, pasimsim lipdukus, reikia užsikliuoti ant modelių. Laikotarpio turim rekordą, yra 61 dalyvis. Tai pasakykite, kokį 61 dalyvis. Tai jo, kolegos su transponderiais yra iš tikrųjų iššūkių. Šiandien išnuomau 38 transponderius. Tai noriu labai paprašyti iš tikrųjų įsigykite transponderius. Nes tikiu, kad dalyvių augs. Nu va, prasidės jau 1:8 openo. Pradėjo net snygti. Tai jeigu bus daugiau sniego, gal ir prisnigs normaliai. Nereikia sniego. Nereikia? Kodėl? Išbandysim padangas ir bandysim kitokį važiavimą. Taip važiuosi? Jo, žinok, ekstremaliai. Aš vienoj rankoje pultas, kitą telefoną. Kad maršalauja prieš tai važiavę 1:10 Open klasės dalyvių. Nu va, pravažiavau savo pirmą kvalifikaciją, antras finišavau, tai gerai sekėsi. Pasikeitęs ratus esu, sukibimas daug geresnis. Eisiu, susirasiu GoPro, pasimsiu ant galvą, susidėsiu, pafilmuoti, nes, su telefonu ir pulteliu nieko čia nebus. Tai va, dabar važiuos antras pogrupis, 1:8 openo, nes mūsų, kaip sakė, 20 dalyvių yra šitoj grupiai. Tai pafilmuosiu juos biški. Dabar 1:8 openo antras pogrupis važiuoja kvalifikacija. Tai pasirodo, ne antras atvažiavau savo pogrupį, o trečias. Nežinau, kas ten aplinka mane, reikės nueit pasižiūrėti įdomų modelį. Tragais jie čia tokie pavojingi. Didesnis, stabilesnis. Nu, 1:10 prasideda treniruotė, kvalas, ne? Jo, 1:10 prasideda kvalifikacija. Maršalai bėga į savo vietas. Vaizdo kokybė gali biškiai ateityje pasikeisti, nes telefonas turi 5% tik tais, tai jeigu neužteks, imsiu GoPro filmuoti. Turiu įsidėjęs dar GoPro. Tai, žodžiu, kiek pavyks, tiek užfiksuosiu. Biškiai čia nais kvalifikacija, pasikinėja, pasivartoja. Irgi čia openas, mišriai važiuoja, bagiai, tragiai. Tai išvis mačiau, su granitu važiuoja. Va. Su Maveriku varo žmogus, varšė. Va, su granitu važiuoja. Žodžiu, openė galima važiuoti su kuo nori, svarbu 1:10 dydis. Tai jeigu irgi patys turit kažkokį tai 1:10 modeliuką, tai openė galite išbandyti savo jėgas, pabandysit, palenktyniausit, gal patiks, sugalvosit kažką brangiau, geriau ir nepastebėsit, o jau žiūrėkit krizinės vietas kaina. O, važiuoja, gal pasivartis. Tai va irgi, neužtenka greičio peršokti abiejų kalnelių, vis tiek smaugiam, trenkėsi su dugnu į
kalnelį ir viso gero. Tada jau geriau lėčiau. Mandagiau pravažiuosi, neprarasi laiko. Svarbu ne benzas ateitų, šitiesi dar, žinai. Nu 1:8 irgi skaudžiai galėtų būti, bet jeigu benzas ateitų, tai ir nušluotų tą mūsų visas palapinės, žinai. O čia stovi drąsiai, tai benzai eisi, tai biškų toliau stovėsi. Ant kūp pasilypsim. Jau vadai benzino. Jo, pasistatėm palapinės ne pačioj gal protingiausiai vietoj. Ypač su 4 vadai čia, kaip ateina į posūkį, tai tas purvas taip ir drapstas. Nu, kitą kartą pasistatysim kitur, šitus vietos pilna, statyk kur nori, svarbu elektrą atsivesk prailgintuvais. Tai va, antras tas kvalas jo. Antras kvalas visai gerai sekėsi, irgi antras finišavau. Aišku, iš antrą pogrupį, aišku, kai stipriausius sumes vieną mūsų bendrą pogrupį, nu tai taip gerai negali, nu taip gerai nesiseks tikriausiai važiuoti. Bet aišku, bus matyti. Oho, o, tokie akmenys lėkia iš parato. Tarpais va, per pertrauką yra padaryta krablerių trasa. Man rodo, čia gal net ir mini varžybėlės kažkoks, tai jo varžybų eiga vyksta. Aš savo mini krablerio nepasimiau. Galvojau, kad nebus laiko, tai iš tikrųjų jo ir nėra. Nes kadangi važiuoju per 2 klasės, tai va, tai vienas dalykas, tai kitas. Servas sugedo, tai irgi laiko praėjo. Visai trasa didelė, fainai padaryta jinai čia. Yra ir 1:10 važiuoti, ir mažyliam. Taurius važinėjas. Tauriau reikia portalų, ką? Nu, kaip matai? Neužkopsi tai? Niekaip, be šansų. Atbulinių bandyti. Atbulinių? Ne, aš galvoju, va čia, va per šitą. Bet virt gali, jeigu ratai nuslys šonį. Kampūrį, kampūrį. O, bet... Greičio trūksta, ne? Būtų galios, galėtum manyti užšaukti. Power! Jo, va, manai, būtų daugiau galios. Arba iš tos pusės bandyti bėgėtis, kažko tiesiau, tipo. Ai, ten. Jo. Čia? Jo, kažkaip. Nope. Nope. Permit denied. Žinai, kaip čia reikia čia užsilipti. Aha. Oi. Gali. Nebegali. Ui. Dievo rankas. Jo. Čia dulkių užsidengia. Čia su dronu skraido laiko. Kokios fainos taurės. Einam lauk 4 vadai ir bandysim važiuoti. Aišku, jeigu rato nepamėsiu. Tavo geriau kurės, jo. Geriau kurės tavo.
Reguliavosi. Šiaip tai ten turit mašinas, tai kaip šiandien truk, ar pabėgs, ar žmogus, ar vaikas, tai... Sausai tą turim. Gal... Tik taip ateičiai. Gerai. Aš anksčiau irgi anksčiau atsimenu. Baigęs varžybas ir važiuoju. Vieną žiūri, kitą, kažkoks drąsesnis atėjęs, nebedaryk šimtai, žinai. Šiaip, nu, logikos yra, jo. Nu, šiaip jau. Nu. Sava? Tayloras? Taylorą, ne? Nu, porą komentarų prieš varžybas, greitai. Šaltai ir jėga, tema. Naujais metais. Jo. Kas čia dabar? Бля! Kažkas su gazu negerai. Seifas gal turniuoja.
Что нахуй? Не, kažko durniuoji, va. Kažko pats važiuoja. Да, ищи нормально. Spėjau stabdyti. Kažkas yra buvo. O tu viskas gerai įsivažiai? Aišku. Kažkas tai su gazu negerai. Kvalifikacija, nereikia spaudinėti. Bet kas darosi? Nebeveikia gazas, kas darosi. Vėl gazo? Nu, sakau, man pradėjo gazas durniuoti. Tai yra, tai nėra. Va, nauja serva. SRT 8,5 kg, tokia pat ant vairo. Tokia pat ant gazo. Dėjau, bus matyti. Tikiuosi, kad atlaikys ir nesudegs. Reikia pastikrinti, dusintuvas atsisukinėja. Pernai metais pamečiau, buvo viškai atsikabinės. Tai reikia vėl pasitikrinti. Filtrą įsiplovau su klineriu, vėl su tepalu sutepiau. Žodžiu, yra čia turi kalų. Ėjom tvarkytis, dar su elektra reikia tvarkytis irgi. Kirbam darbas. Gerai, 1:8 openo pirmasis skaitinės dabar bus. Žiūrėsim, kaip čia seksis, dabar sujungia su abiejais pogrupiais stipriausiais, tai startuosiu iš antros pozicijos, bet dabar visi stipriausiai bus, tai nebus taip paprasta. Na ką? Jau antras startuoji. Aha, pats negaliu patikėti. Man sunku patikėti. Nu, taip, kavasėlis, pirmose plėsų posėdėse kebra, mes savo agresyvinį varom. Ramiai.
Žinokit, klaida, jau matau Justas juose atsargiai, kad ir su traidu varai, tai nereiškia, kad kitus galbūt kelias. Jo, trasa išbaladota, gerai. Matai, kažkaip nuo antros vietos įpavadinkim. Vyko susistumdymai, mačiau suvesimai. Tai reikia ir našturių pagalbą. Nine minutes to drive. Atsargiai po tramplinu. Trasa atvarai. Duodas tokius. Vietos labai važiuoja arti viena kitos ir matau ten daug pasistumdymų, tai kad visą viską radau. Taip. Nu ką, Jonai? Taip, panašus jau yra iššūkęs ir patvarškus Pemestas. Kaip 6 numeris traukas iš varžybų, tai yra Tutas. Patras 8 minutes to drive. ir amortizacijos perėdė. Toliau matai, kas vyksta. Kol kas turbūt Paulius yra labiausiai atitinkas nuo visos grupės ir jau kasmet sportininkus vejasi antrų ratu. Antras važiuoja Danielius, trečias Tomas, ketvirtas Jonas, penktas Jonas, šeštas Rapolas, septintas Sotis. Vairuotojai trasoj. 7 minutes to drive. Jo, šiaip labai sakyčiau apsasivė, atrodo, kad jo finalas turėtų būti jau žmonės, politikai ir iš esmės kolegos du padukai. Jūs lenkia jau raštų ir iš esmės iš lyderius. Minutes to drive. Taip, paskui Paulius pirmauja apie 7 sekundę, antroje važiuoja Danielius. Jonas trečias, Tomas ketvirtas, Benediktas penktas, Justas šeštas, Antonas septintas, Nikolauskas Marius aštuntas, Andrius devintas, Matrys 10, Rapolas 11. Tokia yra rikiuotė. Minutes to drive. Я, блядь, вообще не айда. Now, 6:04:8. Taip, važiuoti lieka per pusę laiko, 5 minutės. Kapitas Feileris tiesi daug laiko išsiaiškinti, bet labai lengvas į Artiką kovą. Ir aš sakyčiau, visiškai nereikalinga kova. Kapitas tiek savo rezultatą su kitu. Lenkime tik tada, kai matom, kad tai gali padaryti, o ne gazą turpas ir jūs pakeliu. Minutes to drive.
Po tramplino du modeliai. Į tiesiai išvažiuojant modelis. Į tiesiai išvažiuojant modelis. Trasa šalia. 3 minutes to drive. Gerai, pabandykime pasižiūrėti į sekančią važiuoją. Jonas Trumpa, antras Leonaitis, Tomas trečias, Danielis ketvirtas, Šidlauskas, Vytas penktas, šeštas Benediktas, septintas Marius Mikalauskas, aštuntas Nagys, devintas Andrius, Ruslanas 10 ir Akmas 11. Taip, matau, kažkas atsikišė. Aštuntas numeris traukiasi į šitą važiavimą. Dar neradas šitą taktiką, bet pažiūrėkit. Modelis, tramplinas modelis. Gerai. 30 seconds to drive. Penkiolika sekundžių. Dėko. Man batarkė įsikrauna, Danila. Time is over. Фу, финишаvom. Уху. Eiti išsimatuot bateriją, kiek jos lieka. Nes toks vaizdas, kad ten man neatsijungia, bet gazo maža buvo. O, dar filmuoja, gerai. Žodžiu, važiavau, atrodo kaip ir, nusėdo baterija, tas toks gazas paliko nebe full powerį, žinai. Ir žodžiu, einu išsimatuosiu, kiek yra voltažo. Jeigu voltažo užtenka, reiškia viskas gerai, kitas iki galėsiu spausti. Nes dabar Danilas buvo atsiplėšęs, bet nebespaudžiau gazą tam, kad neiškraut baterijos, kad bent jau finišuot. O kadangi antras važiavau, tai būčiau trečias finišavęs, tai irgi gerai būtų buvę. Tai va, einu, pamatuosiu, kiek tenais yra tos powerio.
1:8 antrą grupę prasidėjo. Aš savo trečią važiavimą pravažiavau. Nelabai sekėsi. Jau primesk. Tai kaip taip?
žodžiu, ne kažką sekėsi. Jaučiu net niekur prizinės vietas neužėmiau, kitą kartą bus geriau. Bet laiką gerai praleidau, modelių palaužiau. Jo, dar trečiam finaliniam tik atsiveržė man traukė rato, tai... Sudėjo 2 vadai, finalas. Paskutinė, jau tikrai paskutinė šiandien dalis. Apdovanojimai, tai kviečiu visus prieš pakilą su modeliais. Tais kolegom tikrai mačiau iš šeimos narių, tai visi. Na taip, šiek tiek duosim laiko fotografams ir... Taip, šiandien turėjom irgi labai smagią iš tikrųjų iniciatyvą, gal vieniem jau mažiau daugiau žinoma. Man asmeniškai šiandien buvo visiškai naujiena, tai tikiuosi, kad ir jums turėjom mini drąsų krauleriukų. Iš esmės kiekvienas iš mūsų šiandien galėjom išbandyti savo jėgas. Tai suteiksiu žodį ir perduosiu mikrofoną Gediminui, kuris... Savaitę sugalvojom padarom tokią atrakciją varžybose, krovlerių ir per 2 dienas atsirado trasa ir viskas ir įvyko varžybos. Gerai, nebetėm pradėjo snigti. Dalyvavo 2 klasės, 1 prie 10 ir 1 prie 18 ir dovanojam pirmą mažesnius. 66 taškai, Dijus Jasaitis. Sveikinu. 3. vieta, Benas Bernackas su 31 tašku. 2. vieta, Matas Adomavičius. Ir 1. vieta, Taurius Sinkevičius su 7 taškais. Einam prie 1-10. 1-10 buvo labai daug dalyvių, virš 10, aišku, kolinosi, ėmė automobilius iš kitų, bandė laimėti, nu ir gavosi kaip gavosi. 4. vieta, Aurimas Kirtiklis. 3. vieta, vėl Aurimas, Stasevičius, 22 taškai. 2. vieta, vėl Taurius Sinkevičius, 20 taškų. Pasiratų daugiau. Ir per daug ratų, nu, bet... Kitą kartą privosim ratus. Danielius Staliūnas, 17 taškų. Labai smagu. Kitos dalies, ne, Cekaro dalies. Ne tik Cekaro šiandien prie mūsų puikiai jungiasi. Ir žinokit, tiek kuponų irgi nesu turėjęs. Ir tiek sūrių, žinokit, irgi nesu matęs. Ok, važiuojam nuo 1 prie 5, 1 prie 6 Petrol. 2 varomais ratais, šiandien turėjom 6 dalyvius. Ir kviečiu Kristijoną Lukoševičių, kuris šiandien liko 6.
Jonis Antanas, Antanai. Ketvirtas, šiandien Vytis Česas. Na ir trejetukas, tai trejetukai aš prašyčiau pagalbos, kadangi žinokit, žiauriai daug prizų.